Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Toliau tęsiam savo gyvenimo ir tikėjimo kelionę ir šiandien norėtųsi pakalbėti apie Jėzaus motinystę. Evangelijoje mes sutinkam daug žmonių, kurie ateina pas jį dėl įvairiausių dalykų. Kas pasiklausyti, nes tai iš tikrųjų mokytojas, kuris moko, kas pasigydyti nuo kažkokių lygų, kas išsilaisvinti iš demonų, ir dėl daugelio turbūt kitų priežasčių. Bet iš tų visų minių, suskaičiuota nėra tiek tų tikrų mokinių. Žinom tą artimiausią būrelį iš 12 apaštalų, bet žinom, kad buvo 72. Buvo dar galbūt ir daugiau, nes yra rašoma vienoje vietoje, kad po tam tikrų žodžių didžioji dalis galbūt jo mokinių nustoja vaikščioti su juo. Ko reikia iš tikrųjų, kad taptumėm Jėzaus mokiniu? Nes jeigu žiūrėtumėm ir tarkim, į mūsų bendruomenės, ar ne, yra žmonės, kurie prašo, vadinkim, kad Dievas ten padarytų kažkokius dalykus. Bet jeigu paklaustume taip, ar tu nori būti Jėzaus mokiniu, galbūt kitais žodžiais, bet ar tikrai nori savo gyvenimą modeliuoti pagal Jėzaus mokymą, nustebtų ir sakytų, gal yra kažkokie dėsniai, pagal kuriuos norėčiau gyventi, bet kad taip visą savo gyvenimą pašvęsti kažkaip, atrodytų, kad tai yra tik tai vienuoliams ir kunigams. O tai iš principo juk kyla iš pačio krikšto. Tad ko reikia, kad būtum Jėzaus mokiniu? Nes norinčių pasigydyti, išsilaisvinti visais amžiais buvo, yra ir bus. Tai dalis, vadinkim, yra Dievo darbo. Taip. Išsilaisvinti, būti sveiku, sėkmingu. Žodžiu, nepatirti didelių sunkumų. Daugumoje visi mes norim šitų dalykų. O ko reikia būti Jėzaus mokinti? Gal pirmiausia, reiktų pagalvoti, kas yra Jėzus. Nes jeigu nesusimastai, kas yra Jėzus, tai kas tas ir mokinys. Net jeigu susimastai, kas yra Jėzus Kristus, tai tada klausimas, kokiu keliu jis ėjo. Jo, bet čia kaip ir kalbėjom, ar ne, jeigu aš poreikį turiu, tarkim, išgydyti iš kažko, ar ne, tada Jėzų kreipiuosi kaip į tą, kuris turi gali išgydyti. Ir daugiau man, kaip visai neseniai Evangelijoje, kad buvo 10 išgydė, 1 grįžo padėkoti, 9 nuėjo savo prie savo reikalų. Taip, tai, žinai, pamatyti Jėzuje Dievą vienas dalykas, tai irgi nelengvas toks dalykas yra pamatyti Jėzuje, kad jis yra Dievas. Nes mums lengviau priimti ką? Tokius įvykius, išgydymą lengviau priimti, o dievystė, kuri čia pat, čia ir dabar yra su manimi, mumise yra prie mūsų, dėl mūsų skirta. Tai čia nėra toks paprastas dalykas, tokie už tai ir Evangelija sako, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausyti, nes tai ką sakė, čia mano kūnas, mano kraujas, kažkokas nevalgys mano kūną ir neges mano kraują, neturės savie gyvybės, tai kiti sakė, kieti čia tie žodžiai, tai ne tik apie tos žodžius sako. Daug kietų žodžių, ne jaunuoliai, kai sakė, sako, tu viską gerai darai, bet, sako, palik tą savo turtą ir sek paskui mane, tai ką reiškia sekti Jėzumi. Tai. Aišku, čia daug nešnekant, tai pagrindinė yra savybė, kur reikia, kad būtum Jėzaus mokinys, tai reikia nuolankumo dorybės. O nuolankumo dorybė, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad matyti Dievą visur, visada ir virš visko. Tai vykdyti, tiesiog norėti, kad manyje įvyktų Dievo valia. Tai čia pagrindinis dalykas, jeigu mes neturim šito pagrindinio momento arba nenorime, ar norit vykdyti savo valią. Tai ir susikerta tas mūsų, kaip sakyti, mokinystės pašaukimas su mokinystės realizavimu arba nerealizavimu. Tai sakyčiau, pagrindinis būtų dalykas, ar aš tikrai noriu vykdyti Dieve tavo valią, nes Jėzus ką sakė, mano maistas, kas yra vykdyti Tėvo valią. Tai Jėzaus maistas vykdyti Tėvo valią ir mes negalim būti didesni už mokytoją. Niekaip neišeis būti didesniems už viešpatį Jėzų. Tai todėl, kaip sakant, žinom, kad ten ir šventas raštas byloja, apreiškimas visas byloja, ir paskui teologija, ir bažnyčios mokymas byloja, kad yra valios, reiškia, Dievo valia, laisva žmogaus valia ir piktojo valia. Taip, kad piktasis ir taip, kaip Dievas įžengia į žmogaus istoriją, taip ir piktasis įsiterpia į žmogaus istoriją per nuodėmę, per būtent laisvos valios elementą. Tai Adomo ir Ievai pasiūlė pasirinkti, tai tas pasirinkimas sąlygojo tam tikrus dalykus. Kaip sakyt, nuodėmingą dalyką, sugriuvimą santykių su Dievu sąlygojo. Tai dabar vėlgi ta sąlyga, kad mes
ne tai, kad atstatyti, bet vėl žengti į tą padovanotą mums santykį per Jėzų Kristų su Dievu, reikia mums laisvos valios elementų. Tai va to pasirodo, kad ta laisva valia ne taip jau paprastai lengvai ir veikia, čia visa ir problema. Tai už tai ir mokiniai pasitraukė, ir Judas išdavė, nes matai, tos valios skiriasi, jeigu žiūrėsim šventųjų gyvenimus, tai vėlgi, kas ten tokio ypatingo įvyko. Visi sakė tą patį, Dieve, tiesie tavo valia, Tėve mūsų maldomis kalbam tą patį. Bet ta valia tai nebūtinai sutampa su mūsų ir gali būti visiškai nepatogi ir daugelį atvejų jinai ir būna nepatogi. Nes pranašas, nes kas yra čia, matai, pašaukimas yra, bažnyčios pašaukimas yra būti kokia misijinė, apaštališka, pranašiška bendruomenė, o pranašo gyvenimas tai kas yra skelbti Dievo valią. Ir pranašo gyvenimas niekada nebuvo lengvas. Tai už tai eiti prieš srovę, prieš kokią srovę? Minios srovę, prieš nuodėmės srovę, prieš aistrų, tą, sakysim, mus graužiančią srovę, prieš ydų srovę, prieš nuomonių srovę, žodžiu, ta tiesiog ta pasaulio dvasia, tai nėra paprasta. Ir bet kurį pranašą, jeigu mes ištrauksime iš Seno testamento arba paimsim bet kurį šventąjį, tai visi tam turėjo tvirtai stovėti ir stovėti tiesiog Dievo malonėje ir sakyti pasauliu, kad nuodėmė ne. Tai čia, žinai, tai įsivaizduoju, kiek pasakyti reikia nuodėmė ne, savo gyvenime nuodėmė ne, kultūriniam visam pasauliu pasakyti nuodėmė ne, žinai. Ir dar, aišku, piktosios dvasios puolimas yra. Tai net ir mes apsidairom aplinkui kultūrinę aplinką kokią, kad štai mums siūlo įvairiausių dalykų, tokių kultūrinių, atrodo nekaltų dalykų ir kartais pasukioja kiti aplink pirštą, kaip pasakė, kad čia nepalai smilkinį pasukioja, nesako, čia nesąmonė, kvailystė, nes čia pasaulyje. Kas čia per nuodėmė, kas čia per netvarka, čia tiesiog savame suprantami dalykai. Gražus dalykai. Gerai, jeigu paimtumėm paprastą tokį Joną ar Onutę, kurie sako, gerai, Dievas yra tvarkoj, vis tiek tvarka, gamtoj, tai kaip viskas yra sukurta, Jėzus yra ypatingas, gerai. Patiria kažkokį, tai sakykim, netgi galbūt, kaip įprasta sakyti, Dievo priartėjimą ar kažkokį tai išgydymą galbūt kreipiantis, ar ne? Ir staiga sako, aš noriu tapti mokiniu. Nes tas kvietimas yra užmegzti artimesnį ryšį. Nuo ko pradėti? Nes vis tiek, kaip ten bebūtų, ir bažnyčia moko, kad ar ne, tikėjimo pradžia vis tik yra Dievo malonė. Vadinasi, Dievas kažkokiu būdu rado būdą, kaip žmogų prakalbinti. Ar per gyvenimo prasme, ar per ieškojimus, ar per nusivylimus, ar per skausmus, jis yra prakalbintas. Gerai, kaip dabar jam atsiliepti? Jis sako, ką dabar daryti? Ateina, sako, žinai, į kažkokius tai, į tuos bažnytinius ritualus, nes neturi patirties. Viskas, kaip čia pasakyti, kaip ir teoriškai gerai, o praktiškai kaip ir nemaitina. Nes, jeigu nėra gyvo santykio su Jėzum, visi puikiai žinom, kad, daug dalykų religijų. Nuplaukia viskas. Nuplaukia viskas. Galim pasižiūrėti, ne? Apie žmogaus gyvenimo prasme čia toks turėtų būti supratimas, kam aš gyvenu. Jo, bet kaip užmegzti tą santykį? Mes dažnai netgi kartais kaip kokių žargonų kalbam, kad pasikalbėti su Dievu, ten užkalbinti Dievą ar dar ką nors. Bet ateina žmogus ir sako, pirmieji žingsniai kokie? Man patinka Jėzus. Man patinka Jėzus. Taip, kaip jis kalbėjo, taip kaip Mahatma Gandhi, kad yra labai taikliai pasakęs, ar ne, kad sako, Jėzus man patinka, krikščionis nelabai. Tai čia daugam, žinai, jeigu žiūrėtume ir šitą antro amžiaus tos skaitinius, kuriuos randame valandų liturgijoje, tai irgi sako labai gražiai. Jūs krikščionis, sako, pagonims skelbėt, kalbat apie Dievo ir artimo meilę. Bet kai tie pagonys pamato, kaip elgėtės, tai pabėga. Ne, tai čia ir yra, ir čia yra drama, kad, tarkim, ar ne, per mūsų nuodėmingumą ir netobulumą mes sutrukdom arba kartais netgi užtertam kelią kitam žmogui priartėti prie tų dalykų. Ir Jėzus yra perspėjęs ne vieną kartą, kad, kad vengtume šitų dalykų. Bet kaip? Rimtas klausimas, aš tai paprastai neatsakysiu, nes, žinai. Jo, bet vis tiek, Dievas nesako, tarkim, ar ne, išmok, kaip dažniausiai sovietmečių būdavo, ar ne, nėra galimybės katechizuoti, duoda
Katekizmą dažniausiai, reiškia, čia yra tikėjimo tiesos, tu paskaityk, prisimink, jeigu žmogus turi gerą atmintį, jis labai greitai įsisavina. Labai greit, 2 savaitės ir išmoksi. Jo, ir su gera atmintim ne tiek gal nereikės, bet viduj troštimo ir noro būti mokiniu, jis yra ką daryti. Čia, žinai, keli dalykai. Vienas dalykas, kad šventoji dvasia daugiau ar mažiau kalbina kiekvieną. Ne? Tai kitas dalykas, ką aš noriu tam savo gyvenime pamatyti. Ne? Aišku, dažnai, kaip tai užklausė šitaip, tai neretai žmogus ateina tokio desperacijoje, ateina ieško Dievo, ieško kažkokios išeities. Ir ne tik, bet jis Bet yra nebūtinai. ir bandęs, pavyzdžiui, sakykim, sako, nueinu, tarkim, ar ne, į pamaldas. Niekas, nieko. Bet čia yra skirtingi dalykai, sakyčiau. Dabar, kaip vyksta tos pamaldos, tai viena problema, nes reikėtų kalbėti apie bendrą bažnyčios narių, kunigų ir tikinčių susirenkančių atsivertimą, kad išgyventų labiau liturgiją ir išgyventų Jėzaus artumą. Tai galėtume šitaip sakyti, ne tik tai tas žmogus, kuris atsiverčia, dabar ieško atsivertimų. Jo, bet taip lengviau aptarti problemą arba aptarti žingsnius, ką turėtų daryti kiekvienas norintis, vadinkim, tapti mokiniu. Tai pirmiausia reiktų suprasti, kad aš esu asmuo ir Dievas taip pat yra asmuo. Taip pat. Visiškai gyvas, tikras, nemenamas kažkoks, tai nors aš jo ir nematau, bet jis yra visur esantis, visur asmuo. Ir aš esu pašauktas būtent tiesiog normaliai, paprastai, aiškiai bendrystėje su juo. Ir to bendrystė, ką tai reiškia, kaip asmuo su asmeniu bendrauja, taip ir aš esu pašauktas bendrauti ne tik su viešpačiu Jėzumi, bet su visa trejybė iš tikrųjų. Tėva. Tik tai tiek, kad mums Jėzus arčiausiai yra ta prasme, kad jis yra tapo tikru žmogumi. Ir jisai, reiškia, mums atnešė, į mūsų istoriją atnešė visą trejybės gyvenimą. Taip galėtume, teologiškai pasakyti, ne? Tai aš turiu suprasti, tiesiog bandyti ieškoti šiandien, kad tikrai tikras asmuo, su kuriuo aš kaip ir bendrauju, mes dabar kaip šnekamės, lygiai taip pat esu pašauktas kalbėti, jausti kiek įmanoma, bet nereikia tos jausmus reikšmės, čia daugiau yra supratimas, o ne kažtai. Ir kodėl mes kartais sakom, malda paveiki, nepaveiki, būtent ta malda, kai žmogus bendrauja su viešpačiu, tiesiog paprastai bendrauja. Visiškai, sakom, melskis. Daugelis žmonių, kaip minėjai, nieko nereiškia, kai pasakai melskis, arba supranta, kad sukalbėti poterius. Ir tuo tarpu širdis prasilenkia. Čia, ką mes palėtėm, čia toks nėra nei minutės, nei 2 valandų atsakymas, nes į tą atsakymą... Bet pakalbėti apie tą motinystės troškimą, nes aš noriu būti su juo. Aš noriu užmėgsti, kad tai būtų gyva. Vienas momentas, labai gerai sakyti, kad priminė temą. Tai iš tikrųjų vienas momentas, kad tai yra asmuo. Antras dalykas, kad aš kitos išeities neturiu, nėra pasaulyje kitos išeities. Čia labai svarbu. Tai taip sakant, vienintelis Jėzus. Taip, vienintelis Jėzus. Nes jeigu aš pasidėku, žinai, gal nueisiu pas ekstrasensą, žinai, gal nueisiu pas Būdą, žinai, gal nueisiu pas Kryšną. Dažnai daug žmonių yra buvę, kai žmogus ieško ir nežino, kur ieško, tai jis tikrai apkeliauja didelį ratą. Trečias dalykas, kad Jėzus ne tai, kad yra kažkur toli esantis ar panašiai, bet jis tikrai turi man atsakymą. Tikrai turi atsakymą. Aišku, šitoje vietoje sudėtingumas tam tikras yra, nes mes norim staigaus atsakymą čia ir dabar, visi norim to ir norim, kad tikrai išsispręstų mano problemos, o Dievas jis atsako taip, kaip jisai žino, kaip mums yra geriausia. Tai už tai čia nėra tokio vienareikšmiško atsakymo, kad štai iš karto viskas, bet daugeliu atveju tai tikrai Dievas išklauso, ypač jeigu bėda kokia, tai jis išklauso taip, kaip mums yra pats palankiausias dalykas. Tačiau susidurėm su tam tikrų pasitikėjimu, bet jau čia, jeigu mes bent šiek tiek suprantam, kas yra Dievas, bent šiek tiek, vos, tai žinom apie jo visą galybę, tai gimsta Dievas tiesiog padovanoja pasitikėjimą. Tai tada, kodėl aš noriu būti jo mokiniu? Ne todėl, kad aš žinau, kad jis yra tas, kuris visokiojopai žino mano gyvenimą, mano veda mane ir nuves mane. Tai kitas dalykas, aišku, mes galėtume sakyti, žinai, kaip mėgsta neretai krikščionis sakyti, štai už mane išliejo pilną kainą, atleido mano nuodėmes, taip toliau ir taip toliau. Tai čia irgi bus teisingi dalykai, bet kartais jie kalba, kartais nekalba. Mes galim su tokiu patosu kalbėti, čia, žinai, išliejo kraują, praliejo, tai atleido man nuodėmes, ir aš čia jau... Jo, bet kol mes nesam supažindinti su tikėjimo, reiškia, terminologija, tai šitie dalykai... Taip, jie gali būti tokie patosiniai, likti tokie, deklaratyvūs. Lozungas ir viskas. Taip, lozunginiai dalykai. Ir
Ir jie tiesiog gali kitai net atstum savotiškai, kad štai, tai aš net nežinau, ką reiškia sušlieja savo kraują, tol, kol tu nesuprasi Dievo didybės, kol iš tikrųjų malonė Dievo neapšviesta. Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, juk netgi, kai kalbam apie tokį dalyką, pirmiausia, išliejo kraują, pirmą turiu susipažinti su savo nuodėmingumu, iš kokios mėšlo krūvos mane išlaisvino. Juk daugelis žmonių, sakykim, kurie pripažįsta Jėzų kaip mokytoją, kaip pats ir minėjai, pripažinti jį kaip Dievą, kuris kentėjo ir mirė už mano nuodėmes, tai kad aš nuodėmių per daug neturiu. Štai, ir nepažinimas savo skurdumo gana dažnai tiesiog yra didžiulė kliūtis. Tai va taip, kad mums tas Dievas, kuris yra artimas Dievas, ne artimas žmogui, kuris eina kryžiaus keliu iš tikrųjų. Tai mes už tai artumas Dievo koks yra, kad jisai nėra tolimas Dievas, nėra kažkoks tai ten šaltas, sakykime, šitaip Dievas. Bet tai iškia dar kitas dalykas, aš noriu tą būti mokiniu Dievu, kuris yra mylintis Dievas. Tai, o kur ta meilė, tada galėtume pradėti galvoti apie tą meilę, kad štai ir Jėzaus slėpinys ant kryžiaus, ne tik ant kryžiaus, bet užuojautą jo, kalbėti reiktų atjautą Dievo, kuris atjaučia žmogų, kuris atjaučia visose situacijose, mūsų lygos situacijoje, praradimo situacijoje, nuodėmės situacijoje. Tai jeigu mes pradėsim mąstyti apie tą Dievo atjautą ir mūsų skirtą užuojautą, tai mes tikrai pasijūsim, kaip Evangelija sako, kaip Jėzus pats įvardino, jūs esat mano broliai ir seserys. Tas betarpiškas Dievo artumas, tai čia irgi gali paskatinti mums, kad štai turiu tokį Dievą, kuris yra man artimas, o ne toks. Ir galbūt aš norėčiau tiesiog prie to paties klausimo tiesiog apibrėžti, kad yra žmonės, kurie yra, tarkim, įvesdinami į tikėjimą nuo vaikystės. Tiesiog pagal tradiciją, todėl, kad šeima tikinti. Ir yra, tarkim, Jonas ar Onutė, kurie lyg ir buvo ar nebuvo, bet tą tokį susitikimą, proveržį arba troštimą būti, pajaučia jau, tarkim, arba paauglystėje vėlyvoje, arba suaugę žmonės ir staiga suvokia, kad jie nieko nežino. Žino tuos dalykus, kaip pats ir sakai, ir ką, tėve mūsų aš sukalbu per 20 sekundžių. O tai širdies nei pakuten, nei aš suprantu kartais, ar ne, ir gana dažnai tas pasipriešinimas ir teisėtas gali būti, kad jeigu tai yra daroma mechaniškai, tai kam tada kai kuriuos dalykus daryti. Taip, apie tai kalba visa dvasingumo ir teologija, kad jeigu tu mechaniškai darai ir širdies tame santykio, iš tikrųjų tai nėra santykio, pokalbio to nėra, tai mes iš tikrųjų save apgaunam. Mes net nesimeldžiam, kai kurie tik griežtesni, sakysim, dvasiniai mokytojai net sako, tu įžeidi Dievą. Aišku, net kartais taip ir baugu girdėti, nes mes patys žinom, kad neretai malda sukalbama autopilotu, automatiškai. Jo, bet čia nesileidžiant į didelės diskusijas, išsiblaškymas ir intencija, irgi ne tas pats. Tai ne tas pats, visai ne tas pats. Bet grįžtant atgal, ar ne tas žmogus, kuris, tai pirmiausia, melstis. Pats sakytum, ar ne? Pirmiausia, gal sakyčiau, kreiptis į Dievą. Kreiptis. Gerai. Tiesiog kreiptis kaip į asmenį, kad tai Dieve, tu mane girdi. Žiūrėk, kiek daug liudijimų yra, sako žmogus, ten gėrė, ar ten dar kažkas buvo gyvenime. Net kiti tokias, keistas maldas, sakytume, vos, taip žiūrint iš tokio gilų krikščioniškos pozicijos, galėtum sakyti, tai vos nebedieviška, nes ateina, sako, jeigu tu Dieve esi, tai tu kažkaip čia man atsiliepk ir atsakyk. Mes bet pilna tokių liudijimų turim, kad žmogus ateina, sako, jeigu tu Dieve esi, atsiliepk, atsakyk ir Dievas atsiliepia iš tikrųjų. Tai reiškia, pirmiausia, kad jau žmogus, čia mes kaip to Karlo Ranerio knygutė, reiškia, Dievo potyris šiandien, tai turim tokią, reiškia, labai gerą mintį, kad ribiniai situacijai žmogus, jeigu kreipiasi į Dievą, tai iš tikrųjų yra tikroji Dievo patirtis, nes jis tada tikrai pripažįsta pačių savo kreipimusi, kad, Dieve, man tavęs reikia, aš tavęs šaukiuosi, nes nėra kas man pagelbėtų. Tai va. Gerai, jeigu nėra, sakykim, kažkokio tokio, didelės problemos, bėdos, bet yra tas troškimas motinystės, reiškia Dievo artumo. Tai taip reikia, pats patartum taip ir sakyti, neieškot kažkokių tai pačioj pirmoji vietoje kažkokių tai, sakykim, tekstų ar žodžių ar dar ką nors, bet tiesiog sakyti savai žodžiais, kad Dieve, kažką daryk su manim. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, tada jau turi gilintis, jeigu tikrai nori būti Kristaus mokinio, ne? Atėjo kažkokia situacija, supranti, kad štai man nėra kitų atsakymų, kad tik tai viešpats Dievas gali man padėti, tada jau turi būti klausimas, tai koks tas Jėzus? Nes taip lengva pasakyti, kad štai, tai koks tas Jėzus, ne? Ir čia jau prasideda kelionė.
nes Jėzus yra labai įvairus, tai kur mes jį galim pažinti, ne? Mes jį galim pažinti šventajame rašte. Ir ne taip, kaip mes susigalvojam, čia yra tam tikri ir pavojai, nes, aišku, mes tik tai galim tam tikrus aspektus matyti. Tai jau dabar mačiau kažkas lentelę labai tokia įdomią sustatė, ne? Kažkas pabendrinės buvo, kad šiaip istorinis Jėzus tai buvo visoks ir griežtas buvo, o dabar mes norime matyti tik tai tokį Jėzų, kuris mums pataikauja. Tai ne visai taip yra, tai iš tikrųjų tai pažinti, koks tas Jėzus, kodėl aš noriu būti Jėzaus mokiniu, ne? Nu, kas tas, ką jis man, net galėtume taip ir liaudiškai sakyti, ką jis man duoda ar dovanoja, pas ką aš eisiu, nes čia kaip Peštaras apaštalas sakė, tu turi gyvojo Dievo žodžius. Tai šitoje vietoje mes tada jau galim žiūrėti ir ne tik galim, bet reikia bažnyčios mokymą. Ir tada prasideda labai tas elementarus mokymas. Visa ta dorybių praktika, Dieve, padėk man tikėti, padėk man tavim viltis. Tavo, nesakysim, elementarios tos trumpos maldelės, kurias mums maldynas rekomenduoja. Tikėjimo, vilties ir meilės aktai, padėk man pasimylėti tave, Dieve. Ir tada žiūrėti, kad štai tu ant kryžiaus mirėjai už mane, tu mane pažįsti. Tu esi nuolankus Dievas, tu esi teisingas Dievas, tu esi ištikimas Dievas, tada jau prabyla ir psalmės, kaip jau minėjau, šventas raštas, ir aišku, labai svarbu žiūrėti bažnyčios mokymą, pasikartoti visas tas dorybės, taip, dieviškas, pagrindinės, ir tos jau eilinės dorybės, 7 ir ne tik 7. Tai tada žiūrėtume, aš jau noriu sekti tavimi, kodėl aš noriu sekti tavimi. Aišku, nes dabar neretai krikščionis tai susigalvo, kad jiem galių reikia. Jeigu žinai, kad Jėzus su galia atėjo, tai man reikia galių. Iš tikrųjų tai ne taip, jis atėjo vykdyti tėvo valią. Tai čia galėtum daugiau, reiškia, jeigu noriu būti Jėzaus mokiniu, taip sakyti rimtai, tai turiu mokytis mylėti Dievą, save patį ir artimą, visą gyvenimą turiu, nes koks didysis įsakymas, mes randam tiek Jėzaus kalboje, tiek evangelistai tą patį užrašė, tiek apaštalas Paulius laiške Korintiečiams, pirmam laiške tą patį kalbą. Jeigu nėra meilės, tai apie jokią mokinystę negali būti kalbos. Įsivaizduoti, čia už tai toks, jeigu taip, mes čia taip velkam į tokį apvalkalą, iš tikrųjų, žinai, jeigu taip griežtai pasakyti, tai, tai jeigu nori būti Jėzaus mokinys, turi mokytis tik teisingos, tikros meilės kalbos Dievui, savo ir artimui. Ir jeigu taip galima tokią formulę atsakyti. Nes jeigu čia yra atsakymas. Bet jeigu mes ištrauksim bent vieną dėmenį iš to, sakysim, mokysiuos meilės artimai, bet pamiršiu Dievą, taip nebus. Jeigu aš kalbėsiu apie meilę Dievui, nebus meilės artimui, o žiūrėkite, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, man padarėt, arba Jonas Krizostomas, Jonas Auksaburnis, kas sako. Jūs galite išpuošti, sako, ten tas bažnyčias baisiausiai aukso, jeigu atėjo vargšas ir tu nematai vargšo, tai tu, sako, nieko nesupratai apie Jėzų. Tai va, arba savyje, jeigu nematai, kad esu šventosios dvasios šventovė, čia labai svarbus dėmuo, ne? Čia šiek tiek apleidom šitą dėmesį, nes kas aš esu, jeigu aš pažinčiau, kodėl, sakom, labai sunku save pažinti, bet pagal šventą raštą aš esu šventosios dvasios šventovė, ką tai reiškia, kad aš negaliu prastai gyventi, negaliu prastai elgtis, negaliu savęs prastai traktuoti, atrodo, čia ne egoizmas, jokio čia egoizmo nėra. Aš turiu savo orumą gautą iš Dievo ir aš turiu jį išsaugoti. Tai vėl, jeigu pasižiūrėtume iš tikrųjų net ir, kaip mano minėtas 2 amžiaus, ten to nežinoma autorės yra toks, veikalas, kurį randama valandų liturgijoje, ką jisai sako, tu turi saugoti šitą kūną, čia remiate šventojo raštu, jūs esate šventosios dvasios šventovė, ne? Apaštalas Paulius ne vienoje vietoje apie tai kalba. Tai tu įsivaizduoji, kaip aš neseksiu viešpačiu Jėzumi, jeigu aš esu švenčiausios dvasios šventovė. Ir aš tą šventovę turiu puoselėti, kokiu būdu puoselėti, ne? Kad manyje nebūtų neoraus, netinkamo, nuodėmingo elgesio, net ne tik elgesio, paskui pasirinkimo nebūtų. Vėl grįžtam prie laisvos valios iš tikrųjų, ne? Ir nebūtų net minčių netinkamų, jau einam į visai kitą sferą, kad minčių nebūtų, tai su mintim reiškia kovoti, taip kad tas meilės mokymasis yra labai platus dalykas. Gerai, pavyzdžiui, žmogus, kuris nėra susipažinęs su visa bažnyčios istorija ir visa kita, perskaito Evangeliją ir ten yra, ne taip ir daug parašyta apie motinius, ar ne, kad jie ten ar nesutarė, ar ten priėmė, ar jiem paaiškino. Ir jie sako, žiūrėk, reiškia, tie motiniai tikėjo, buvo kartu su Jėzum, gyveno ir neturėjo visų tų teologinių traktatų ir visų. Ar tie teologiniai traktatai su dorybėm, su visokiais tokiais paaiškinimais iš tikrųjų nėra tik tai viso labo apsunkinimas?
Nes dažnai būna taip, kad, kaip ir kalbėjom, ar ne, reiškia, bažnyčia yra pateikiama kaip struktūra, kaip mokslas, kaip visa kita. Ir staiga žmogus ateina ir sako, tai dabar per visą tai aš per visus tos laiptelius turiu nueiti pas Jėzų. Tai neįmanoma. Kur ta jėga yra? Krikščionė, matai, paprastai netapsi, čia yra tokia iliuzija. Vienas dalykas, žiūrėk, ką sako evangelistas Jonas. Jeigu kiek Jėzus kalbėjo, kiek Jėzus mokė, valandas mokė, sako, jeigu reiktų viską surašyti, tai visas pasaulis tų knygų nesutalpintų, ką reiktų kas surašyti. Tai va, tai ir čia logiškai yra. Jėzus nekalbėjo 3 minutės, jis kalbėjo, mokė, žmonės klausė ir sakė, koks tas mokslas nuostabus. Tai vienas dalykas. Pati bažnyčia kas yra, ne? Bažnyčia yra šventosios dvasios bendruomenė, reiškia, iš tikrųjų, mistinis Kristaus kūnas ir ką Jėzus sakė, šventoji dvasia jums primins. Ir ne tik primins, dar daugiau išmokys, ką reikia žinoti, o ne kad taptum Kristaus mokiniu. Tai va, taip, kad tie 1-2 amžiaus krikščionys, kodėl jie ypatingai vertinami, todėl, kad jie dar maitinosi tą dvasią, kurią gavo apaštalai. Štai mes ir kalbam apie bažnyčios mokytojus, ne tik tai apaštalai ir tie, kurie arčiausiai stovėjo, kodėl mes vertinam, sakysim, ypatingai Ignotas Antiochietis, paskui Polikarpas iš Smirnos, ypatingai bažnyčios istorijoje vertinami asmenys, ne tik ir teologijai, todėl, kad jie buvo arčiausiai ištakų ir jie maitinosi jau iš apaštalų gautų, perimtų visų padavimų, tradiciją, ta prasme. Tai va, taip, kad mes jeigu kalbėtų apie mokymą. Ir paskui bažnyčia šventosios dvasios bedama išplėtojo, kad galėtume gyventi, tapti Kristaus mokiniais. Tai todėl čia būtų tokia klaida, kad neva Jėzus nieko nemokė, paskui apaštalai kažką tai šiek tiek paveikė ir paskui dabar aš noriu labai greitai būti gerų krikščionimi. Taip nebus. Ir niekada mes to tobulumo nepasieksim, nes šventoji dvasia, kelis dalykus daro. Kalba bendruosius dalykus, kurie reikalingi visai bažnyčiai struktūriškai ir kalba asmeniškai kiekvienam, ką reiškia dar jam asmeniškai, kaip reikia atsiliepti Dievui. Taip, kad čia tam tobulumui niekad nebus ribų. Ir čia yra kelias be jokios pabaigos, nes Dievas yra begalinis Dievas, tai čia yra kelias pas Dievą, su kuriuo mes esam kviečiami susitikti. Tai todėl, jeigu taip sakyti, nori aš krikščionimi būti, tai noriu Dievą tave pamilti, noriu Kristos mokyti, kaip Jėzus mylėjo tėvą. O jų meilė yra tobula, tai aš einu į link tobulos meilės, tai kada aš čia galiu čia nebus tokios, čia ne 12 klasių, ne universitetą ir ne daktaratą parašyti, čia yra tiesiog begalybės kelias. Tai čia už tai nereikia savo užsibrėžti kokių ten uždavinių, kad čia aš taigiai pasidarysiu kietas Kristos mokinys ir čia darysiu stebuklus ir čia jau viskas, aš šalia, čia žinai, kaip Jokūbas ir Jonas, kaip užsimanė ten. Vienas kairė, kitas dešinė atsisėsti ir jų mamytė taip pat tą patį dar paprašė. Tai čia ne tas kelias visiškai. Ką belieka tik tai paprašyti, kad Jėzau tikrai patrauk, kad mes norėtume būti šventoji dvasia vesk, kad tikrai taptume mokiniais tikrais. Amen. Amen.